Sveiki draugai, išaušo antra festivalio diena, birželio 30, Kilkim žaibo antra diena, tai prieš mano akis yra Kilkim žaibų programos lankstinukas. Kilkim žaibų save pristato kaip baltiškos kultūros ir sunkiosios muzikos festivalį. Tai labai iš tikrųjų patogu, iš karto parašyta penktadienis, kas laukia. Bus dvi, kaip visada, scenos, Pikuolio ir Perkūno scena. Kiekvienoje scenoje galimės rinktis, kas ką patinka, arba iš naujo atrasti naujas muzikos grupės. Iš tikrųjų, muzikos žanrai labai įvairūs, nuo lietuviško folkloro iki, matau, black speed metalo, visokio viking folk metalo, juodojo metalo ir panašus dalykai scenose darysis. Tai, žodžiu, nuo folkloro iki black metalo taip išeina. O šalis tai iš Lietuvos bus, iš Latvijos, iš Estijos, matau, iš Lenkijos, iš Jungtinių Amerikos valstijų, Norvegijos, Graikija, matau, Italija, tai žodžiu, iš visur. O festivalio veiklų be muzikos tai irgi labai daug yra ką pasiūlyti. Tai nuo 12 valandos, pavyzdžiui, atidaro Baltų genčių senovinio kaimelio atidarimas ir senovinio amatų karybos ekspozicijos demonstravimas. Tai visokie keramikos užsiėmimai, rodys kaip senovinį alų virti, pažinti su Baltų kovų brolyje, kovų rekonstrukcija visokie, kovos ratai, užsiėmimai prie žaizdro su kalviais, tada partizanų įvairios veiklos. Tai žodžiu, daug visko, praktiškai nuo 1 valandos dienos iki 1 nakties, tai tik turėk jėgų viską pamatyti iš tikrųjų. Tai ką, lekiam į antrą dieną, susitiksim Kilkim žaibų antroji dienoj, lekiam. Susižeidžiu. Biškai jaučia, žinau. Geras. Būna ir į galvą pataiko. Nežinau. Nedaug trūka. Aš noriu pabandyti.
Pirmam kartui labai gerai. Toks vienas, toks. Aš, nu. Koksai balsas. Pabandyti. 3 metimai dauriukai. Taip? Galėsite atvažiuoti pas mus. Taigi norėčiau biškį papasakoti apie partizaninį karą, apie partizaninį judėjimą. Mums labai iš dalies yra didelis pasididžiavimas, kad mus kviečia į šitą renginį, kad mes pristatytume partizaninį judėjimą. Mes dabar antamės Vyčio apygardai iš tikrųjų. Čia buvo Vyčio apygardos partizanų, bet galima būtų kaip ir Rybastų antros rinktinės didžiosios kovos apygardos rinktinė. Tai tarkim, tai mūsų čia kraštiečiai, Ukmergės rajonas, Vyčio apygarda daugiau gal nueitų į Panevėžį, bet lietė ir Ukmergės rajoną. Ir galima būtų pasakyti, kad šituose miškuose, šitoj teritorijai, realiai pati partizaninio karo eiga pirmose etapuose, tai buvo šiandien ir Šilkavų, kada buvo tikrai labai didelės kovas, kada Lietuvos dažniausiai jaunimas, kadangi skaičiuojama, kad partizanai buvo maždaug apie 30 metų, jaunuoliai pagrindė, moteris, vyrai, tai ir jų labai tikrai daug žuvo pirmame etape, nes partizaninis etapas, kaip pradžioje minėjau, kad sakė 56 metais, baigėsi tai pirmas partizaninis etapas ir skaičiuojasi nuo 44 metų iki 46 metų. Tai aršių kovų, kada visi žmonės manė, kad vakarai ateis, jie mums padės ir rinkdavosi dideliais būriais. Būriai būdavo po 100, net iki 300 būriai būdavo, jau tarkim ne būriai, jau čia kaip kopas, kaip batalionas galima būtų pasakyti. Ir laukia pagalbos iš vakarų, bet kaip nebūtų liūdna, vakarai mums nepadėjo, mes likom vieni ir per tą pirmą etapą, per tos 2 metus, skaičiuojama, kad žuvo apie 10 000 partizanų. Tai tokia strategija ir tokie veiksmai tikrai netiko partizanams ir jie turėjo keisti taktiką ir galima būtų sakyti, kad tik tai nuo 46 metų pradėjo skirstyti į mažesnius būrius, kad būtų mažiau išdavysčių, kad būtų saugiau savo būriuose ir jau 46-48 metais partizanai vėl tęsė kovą su aktyvistais, su kolaborantais, su sovietinė kariuomenė, bet būriai buvo pasiskirstę mažesniais būriais
ir kasė jau apkasus, jau bunkerius, atsiprašau, negyveno, tarkim, miške, tik šinai netoliese buvo įkūrę savo stovyklavistė Juozas Krikštaponis, kuris jau 45 sausio 12 žuvo su savo vyrais, su 12 vyrų su jo kartu žuvo. Tai teko slapstytis, sodybas imti, patikimus žmonės, aišku, tą dalyką visą sovietų to laikmečio valdžia suprato, tai todėl vykdavo labai dideli trėmimai, net dėl mažiausio įtarimo galėjo ateiti pas jūs į namus, ištremti, neklausiant su vaikais, su be jokios priežasties ir taip toliau, tai jeigu paminėjai šitą dalyką. Po partizanų edukacijos ėjom klausyti Grimner, tai yra švedų folk viking metalo grupė. Grupė šita kūrė savo unikalų skambesį iš persipynusių švediško death metalo įtakų, pomėgio heavy ir power stiliams ir keriančių folkloro melodijų. Be to, jų visi tekstai yra švedų gimtaja kalba, jaučiasi ryškus ir šviežias skambesys, parodo apie ką ši grupė yra iš tiesų. Taškantis gitarų rifai, galingas vokalas, daužantis būgnai, su fleitų ir kitų tradicinių instrumentų prieskoniais. Tai yra grupė Grimner. Taip atrodė mūsų VIP parkingas netoli scenos, galimėjo pasistatyti palapinę mašiną. Šis VIP parkingas kainavo 30 eurų. Paprastai nori nemokamo parkingo, eik iki festivalio pusę kilometro. Šiemet Skyforger grupė ruošia ypatingą programą, vadinosi Latvian Rifleman. Šio albumo atsiradimą paskatino karas Ukrainoje. Tarp pastaro dešimtmečio Ukrainos ir beveik šimtmečio senumo Latvijos istorijos galima atrasti tam tikrų lygiagrečių. Ukrainos tauta prieš 9 metus buvo suskaldyta Rusijos propagandos ir politinių technologijų susipriešinimo. Rytai stojo prieš vakarus, Latvijos šauliai veikiami propagandos ir demoralizuoti carinės kariuomenės nesėkmių, kurias lėmė rusų generolų klaidos. Taip pat skilo kai kurie jų stojo į bolševikų pusę, tačiau metalistai iš Latvijos be abejo apdainuoja neraudonosius Latvijos šaulius. Labiausiai jų albume pagerbtas karys pulkininkas Friedrichas Briedis vadovauja sėkmingiems Latvijos šaulių mūšiams. Vėliau nacionalinis Latvijos didvyris buvo sušaudytas čekistų už antisovietinę veiklą.
Kai sutemo, galėjo grožėtis gražiais ir įspūdingais fakyrų pasirodymais, kuriuos papildė graži dūdmaišių muzika. Po fakyrų pasirodymo pasirodė juodmetalio grupė iš Norvegijos Urgehal, tai jie buvo ne ką karštesni negu fakyrai. Ši yra grupė pati tikriausia originaliausia norvegų black metalo dvasia. Tai yra tipinis juodmetalis iš Norvegijos, nuo kurio ir atsirado visas tikrasis brutalus, persmelktas mizantropija, satanizmų, purvinas griežtas juodmetalis. Vakaro vienistai multiinstrumentalistės iš Italijos Lefrain pasirodymas. Muzikiniai pasažai traukia ir nepaleidžia nuo pirmojo akordo, jos nežemiškos melodijos perkelia klausytoją į nepažįstamas vietas, suteikdamos klausytojo muzikinėms kelionėms gilų meditacinį poveikį.